Gyvenimo bangos. Varsa Ilsėkis ramybėje. Žudikas grįžo į nusikaltimo vietą. Laukiam tavęs namie, Jamanai. Ta vakarą nepasakiau nieko, ko tavo tėtis nežinojo. Dabar esu tikras, kad tai, ką pasakiau, buvo tiesa. Užjaučiu dėl tėvo. Nuo pat pirmos dienos, kai čia pasirodėjai, nori visko, ką turiu aš. Po truputį atėmė iš manęs viską, ką turėjau vertingo. O per mano gimtadienį mirė mano tėvas. Yra daug priežasčių tavęs nekęsti. Ir aš tavęs nekenčiu. Nuo šiol čia ir mano bėda. Aš tau prižadėjau ir savo pažadą tesėsiu. Gerai. Policija klausinėjo ponios Jazminos, kas tą naktį nutiko. Girdėjau, bet nieko pakeisti negalima. Jiems buvo įtartinos aplinkybės to kritimo. Gerai, kad ji buvo ne viena. Tikrai, dar būtų ją apkaltinę. Juk tokiomis akimirkomis neaišku, ar reikėtų labiau jaudintis dėl to, kad mirė vyras, ar dėl to, kad tave gali apkaltinti dėl jo žūties. Jūs vis dar kalbate apie Medhatą Dživanolą, ar dar ilgai apie jį kalbėsit? Klausykit mažiau, plepėkit, daugiau dirbkit. Gerai. Klausyk, Mira, tavo tėtis turi šitiek batų, vis nešu ir nešu. Pabaigos nematau. Tikiuosi, žinai, kad juos reikia nešti į viršų, į spintą, o nepalikti čia. Žinau. Pavargau.
Mertas nenorėjo eiti į laidotuvės dėl to, kad bijojo. Kaip miela, jis dar vaikas. Bet tuo jis man ir patinka. Tik pažiūrėkit, kaip jį gina savo mylimąjį. Tyliau, jeigu išgirs, pradės per daug tikėtis. Pažiūrėkim tas dėžes. Ką darai? Mamai smalsu? Dieve mano. Matai? Labas, mama. Ar nuotraukoje, kurią atsiuntė du rankšluosčiai? Ar su jumis yra moteris? Ne, mama. Čia nėra jokios kitos moters. Gerai. Nekalbėk taip garsiai. Tėčio nėra. Čia tik Mira, Liulė ir Mertas. Duok man. Sesė nori su tavim pasikalbėti. Mamyte? Mira, kaip sekas? Jeigu tau taip smalsu, galėtum atvažiuoti. Juk tėtis sakė, kad visada būsi laukiama šiuose namuose. Man visai nesmalsu, nei trupučio. Po kelių minučių susirinkimas. Tik norėjau paklausti Berenos apie Faruką. Na, aš skubu, gero darbo. Gerai, mama, bučiuoju. Geros dienos ir tau. Jei nesmalsu. Staiga jai nesmalsu. Juk norėjo, kad nufotografuočiau. Jie atvažiavo. Nidžara? Tėtis čia. Aš juos pasitiksiu. Sveiki. Labas. Gerai, kad tu čia. Paimk daiktus. O aš padėsiu Aišai. Sveiki. Laikykis. Atrodo jau geriau. Ačiū. Sveiki. Hallettik. Viskas gerai. Sveik, neliūdėk. Nepradėk verkti. Atrodo, kad čia pati princesė. Bent galėtų atsakyti, kai su ja sveikinasi. Netrukdau? Ne, jie manai, kalbėk. Jūs dabar biure? Ne, važiuoju į teismą, kas yra? Pamaniau, kad galėtume susitikti ir papietauti. Bet galim pasikalbėti ir vakare. Atvažiuok po valandos, papietausim. Kur? Gerai, lauksiu ten. Iki. Iki. Endera, atleisk, kad trukdau, bet gal pradėkim susirinkimą? Gerai, ateisiu už minutės. Günaydın yakışıklı. Labas rytas, gražuoli.
Labas rytas. Turiu tau puikių naujienų, bet pasakysiu tada, kai ateis visi. Iš tiesų, tai norėjau su tavim pasikalbėti, kol neatėjo Endera. Tik nesakyk, kad mane atleisi. Gal ir reikėtų. Noriu paremti Orkūną. Ir tu galėtum man padėti. Kas nutiko? Jis buvo su tavim, kai sužinojo baisėją naujieną. Vadinasi, esat artimi. Tas vaikinas turi psichologinių bėdų. Jis patyrė didžiulę traumą. Paremk jį ir būk šalia. Nori, kad pasirūpinčiau Orkūno psichologinę būklę? Nu nieko savo. Lyg būčiau jautriausia moteris pasaulyje. Liaukis. Tėti. Nejuokau, kalbu rimtai. Atleiskit, vėluojam dėl mano kaltės. Nieko tokio, mūdu su tėčiu pokštavom. Pradėkim. Nesijaudinkit, aš visko pasirūpinsiu. Ačiū. Evet. Faruk bekleyecek O Farukas ateis? Faruk sanırım... Manau, kad jis netrukus bus čia. Farukas neateis į šitą susirinkimą. Jis man pranešė. Žinoma. Juk dabar jūs, kaimynai, perduosi mums jo žinutes. Mes kalbėjome telefonu, Zude. Telefonu. Ama zaten esas... Na, visi kiti čia, taigi Faruko čia ir netrūksta. Faruk beklememize gerek yok herhalde. Kesinlikle. Žinoma, žinoma. Toplantıya Kol nepradėjom, Toplantıya noriu pasakyti jums naujieną. Orta Doğu projesi... Susisiekiau su naujaja įmonė dėl mūsų projektų viduriniuose rytuose. Galime viską pradėti nuo nulio su nauja įmonė. Yepyeni bir şirketle. Harika. Puiku, puiku. Verdiğin zararı... O aš tikėjausi kompensacijos už patirtą žalą. Sonucu ne zaman? Kada paaiškės, ar jie sutinka? Po mėnesio. Hazır. Gerai? Konu açılmış. Tada aš pasakysiu savo naujieną. Proje... Kadangi mūsų projektas seniai pradėtas su ta įmonė, aš pabandžiau su jais susitaikyti. Bu projeyi ikna etmek için çalışmaya başladım. Norėjau atnaujinti santykius su senaisiais partneriais. Juk su nauja įmonė viską reikėtų pradėti iš naujo. Ir Mums dar reikia susitikti ir viską aptarti, bet projektas tęsiasi. Mūsų bendradarbiavimas vyks taip, kaip buvo suplanuota. Pagal visas sutartis. Tęsim ten, kur sustojome. Kaldığı yerden devam edecek. İşte bu. nuostabu. Jie sutiko su mūsų sąlygomis ir laukia mūsų parašų. Şahanesin. Endera, tu tikrai nuostabi. Labai tau ačiū. Bravo. Bravo. Bükemediğin Štai, nepavyko nugalėti. Tebrik ederim. Sveikinu, Endera. Erdal Bey şu anda orada. Ponas Erdalas su įmonės atstovais. Jeigu jie susitiks, jeigu viskas bus gerai, tęsim projekto vykdymą. Müthiş bir haber. Nuostabios naujienos. Važiuokime ten pasirašyti dokumentų. Ką pasakysi? Gerai? Po ilgų dėrybų pagaliau ragausim savo darbo vaisius. Meyvelerini alıyoruz. Galėjai pasakyti man anksčiau. Keşke böyle bir çaba Nebūčiau be reikalo varginusis. de ben de boşuna debelenmeseydim. Senin de Aš nežinojau, ką tu darei, Sedefa. Kai sutartis buvo nutraukta, pamaniau, kad ją pamirši. Yanlış düşün. Blogai pagalvojai. Tikiuosi, kad nepyksti dėl to, kad projektas atnaujintas. Juk šitiek metų su jais dirbau. Normalu, kad apie tai daug galvojau. Juk nuo pat projekto pradžios aš rūpinusi visomis smulkmenomis. Sadece ben vardım bu projenin her aşamasında. Hanımlar, Sveikinu jūs abi. ikinizi de kutlarım. Vertinu jūsų pastangas. Bu çabalar tabii ki Man tai labai svarbu. şirketi sahiplenmeniz. Žinau, kad jaudinėsi dėl įmonės veiklos. Bunu ayrı Visu tuo galima tik žavėtis. ama Bet Ender. Endera teisi. Eski ortaklarımızla Dirbk su senaisiais partneriais. demek bizim için
her bakımdan Tai mums bus visapusiškai naudinga. muhteşem bir şey. Parada Mes neprarasim nei laiko, nei pinigų. kaybettiğimiz süreyi yolda telafi Todėl nereikės visko pradėti iš naujo. var hiç değilse. Senin bulduğun şirket Jeigu nori, duosim tau kitą projektą. geliştiririz. Visiškai kitą projektą. Bambaşka bir proje ha? Tebrik ederim. Sveikinu. Aman Kągi, atrodo, man nereikės daugiau vargintis. Endişen olma. Nesijaudink. Evet, artık Galim esas tęsti toplantımıza susirinkimą. başlayabilir miyiz? Bugün gerçekten Endera, tu mane tikrai pradžiuginai. Vallahi ben Mane de çok irgi. keyiflendim. Puikus pasirodymas. Tenis maçı izler gibiydi. Bu sessizliğin uzun süre Žinojau, kad ta tyla ilgai nesitęs. Abi ne yapmaya Ko jisai çalışıyor? siekia? Salak mı ya? Ar jis kvailys? Hasan'ı işe almak ne Kas alaka ya? įgalvo, kai pasisamdė Hasaną? İnşallah sahip olduğu... Tikiuosi, kad Drakonas nepasinaudos gale, kurią dabar turi, blogiems tikslams. Kartoju, jis nestos nuo manęs, neduos ramybės nei universitete, nei kitur. Ne de dışarıda huzur verecek. Sinirlerini savunma Galvok tik apie universitetą, dėl kitko nesijaudink. Zar surt kafa atmaya kalkmayacaksın bundan sonra. Gaza gelmeyeceksin. Abi ben artık benim... Aš tikrai nenoriu pridaryti jums dar bėdų. Abi gerçekten Tikrai. bak. Daha fazla ben Niekam başınıza nenoriu bela pridaryti olmak bėdų. istemiyorum abi. Başlayacak yine ben gidiyorum de. Dabar jums įkalbėti, kad mus palieki. Paklausykit manęs. Po galais. Evet. Öyle düşünüyorum. Iš tiesų, tai apie tai ir galvojau. Na štai, Yani başka bir okula... galiu studijuoti universitete ir gyventi bendrabutyje. Sizin yanınızdan ayrılıp yurtta yaşayabilirim. Juk jūs irgi taip gyvenot. Bir yandan da çalışırım. Žinot, abi. kaip viskas būna. Sen biliyorsun sen Jeigu yaptın. jūs galėjote, tai galiu ir Bir aš. sürü insan yaptı. Ben de Tik nenoriu mesti mokslų dėl to Ama öyle pusgalvio. yüzünden ben ne okulumdan vazgeçmek istiyorum ne de sizden. Böyle Mira'dan O tavo galvoje, Mira? Abi ben o herifin entrikaları... Aš nenoriu mesti mokslų dėl jo. Kendi elimle vermek istedim. Noriu ir toliau būti Merto vyresnis brolis ir jūsų sūnus. Mert'in abisi olmaktan da sizin oğlunuz olmaktan da vazgeçmek istedim. Nenoriu žengti atgal ir pasiduoti tik dėl to, kad Drakonas šitaip nori. Yani beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar diye, Orkun istiyor diye pes edip gitmeyeceğim abi. Senden de bunu beklerdim. Šito iš tavęs ir tikėjausi. Bravo. Ben tarafımı seçtim Aš jau pasirinkau. ama tek korkum istemeden de olsa... Tik bijau, kad pridarysiu dar daugiau bėdų, o aš to nenoriu. Olmayacaksın. To ir nebus. Gözlerinin içindeki nefretimi Nematėt, görseydim, kaip jis į mane žiūrėjo kapinėse. intikam Su kokia neapykanta akyse. belli. Bu yüzden hemen Jis nori haberin olsun atkeršyti. istedim abi. Esu tikras. Çünkü bu yarın öbür gün... Dėl to norėjau jums gelecek. pasakyti. Rytoj ar poryt jis išknis ką nors bjauraus. Çeviririz. Tai nusiųsim jam atgal. Daha önce bozuk oynayalım. Mes jau sužlugdėm jo žaidimus. Pavyks ir šį kartą. Uzun zamandır yedim. Jau seniai šitaip skaniai nevalgiau. Benim de. Aš irgi. Eyvallah. Ačiū. Hep böyle ol işte. Visada toks būk. Kararlı, Pasiryžęs, nuoširdus, savaşçı. kovojantis. Šaunuolis. Hadi benim adliyeye Hemen. dönmem lazım. Akşama Man reikia görüşürüz. grįžti į teismą. Pasimatysim vakare, sūnau. Görüşürüz. Iki. Abi. Eikš, ateik.
Kaybettiklerini Tu ir bilmenin vėl hakkıyla pakilai ir aldı. laimėjai. Çok Negaliu etkilendim. patikėti. Tebrik ederim. Sveikinu. Teşekkür ederim. Ačiū, ama bet čia nebuvo bir yarışma varžybos. şirket için Viskas her dėl şey. įmonės. Ortaklığınızı mı Ar kutluyorsunuz? švenčiate savo partnerystę? Ne güzel bir ikili Kaip oldunuz malonu böyle. matyti jūs abi kartu. İşlerin senin zaferin Džiaugiuosi, kad ir aš sonuçlanması prisidėjau prie tavo küçük bir pergalės. payım olduğu için ben de çok memnunum. Ne demek Ką tai istediğini reiškia, anlamadım. Zudė? Nesuprantu. Biliyorum. Žinau, biliyorum. žinau. Yerin Čia kulağı šitiek var. ausų. Benim odamı da Gal dinliyor klausaisi ir musun mano yoksa? kabinete? Ne? Ką? Erdal'ın bu işleri Nesakyk, kad sadece Ardalas kendisi darė için tai yaptığını vienas. söyleme. Nesakyk, kad nežinai. Sakın haberim yok deme bana. Sen neden Apie ką bahsediyorsun? kalbi, Zudė? Gerçekten haberim Vadinasi, yok. tikrai nežinai. Neler olduğunu bana Dabar anlatacaksın. viską man paaiškinsi. Yaman. Yamanai, Ne haber kardeşim? Kaip Sezon sekėsi? nasıl geçti? Şimdi giriyorum oğlum. dabar einu. Dabar einu. Suzan Hanım sabah erken çıktı deyince... Suzana ben de sakė, kad sabah buvai geldi anksti sandım ryte. Ya işim vardı. Turėjau reikalų. ya. Sabah benim Aš işim irgi. vardı. Eylül'le... Padėjau Mirai ir Eiliuliai. Faruk amca yeni Kai sužinojau, kad išvažiavai, Biz de eşyaları nuėjau joms padėti. Elinize sağlık. Aišku. Žinai, Žinai, Aiša išėjo iš ligoninės. Gitmiş bir tozları. Ji grįžo į tos luderę? Ne, į pono Faruko namuose. Neden? Kodėl? Sesinin tonundan... Atrodo, nesidžiaugi, kad tau nepasakė. Hoşlanmadığım bir şey olduğunu hissediyorum. Oğlum hasta etmesene adamı. Kas tau darosi? Kalbėk, ką įveiks Faruko namuose? Bir süre orada çalışacak. Tikriausiai ten dirbs. Ne oluyor ya? Kas yra? Nereye Yaman? Yamanai, Oğlum dur. Kur eini? sınavın var Palauk. kardeşim, nereye gidiyorsun? Affedersiniz. Atleiskit. Mira neredesin? Mira kur tu? Kütüphanede. Bibliotekoje. Gerai, ateinu. Eime. Labas, kas nutiko? Kodėl šitai padarėt? Nesuprantu, ką padarėm. Kodėl pasimeta Aiša į savo namus? Mano tėtis taip norėjo. Jis jaučiasi atsakingas. Aiša liks su juo, kol pasveiks. Nesuprantu, negi taip greit pamiršai, ką patyrėm su Girajum? Žinau, viską tėčiai papasakojau, bet jis vis tiek taip norėjo. Mergina neturi kur eiti, nenorėjom jos spausti. Juk tada tu turėtum jai padėti. İsteyeceğini düşündüğüm için ben de daha fazla karşı çıkmadım tabii. Onu diyeceğini biliyordum zaten. Žinojau, kad šitai pasakysi, prakeikimas, taip ir maniau. Ką maniai? Arada ben o. Nepriimtum jos į savo namus, jeigu ji nebūtų mano draugė. Mano tėtis šitaip norėjo, juk sakiau. Şimdi yine bir şey olacak. Jeigu kas nors nutiks, sakysite, kad ji mano draugė. Kada aš tau šitaip sakiau, Jamanai? Dieve, mes tik padedam tai merginai. O herhangi bir kız. Jeigu ji būtų šiaip mergina Kardeşini buzdan ir jeigu žinotum, kad ji buvo susižadėjusi su vyru, kuris apgavo tavo seserį, ar jai padėtum? Tu teisus, tu teisus. Kartoju, prisidarysite rimtų bėdų. ben sana söyleyeyim. Patikėk. Aš tai padariau dėl to, kad maniau, kad apsidžiaugsi. İşte bu yüzden söylüyorum. Apie tai ir kalbu. Bak Mira senden rica ediyorum. Mira, būk gera. Rica ediyorum. Nuo šiol nieko dėl manęs nedaryk. Bu işte Ir nebespausk manęs. Kusura bakmayın. Atleiskit. Ne kadar güzel evler var. Namai šiame rajone labai gražūs, visi tokie dideli ir su gražiais sodais. Sen bir de temizlerken Pamatysi, kai valysi. Ama Faruk Bet tek nemanau, başına kad bus kalacak per daug bu evde. darbo. Öyle çok Ponas fark Farukas etmez. gyvens čia vienas. Ya olsa da fark etmez. Net jeigu nieko čia nebus, tvarkysiu namus. Temizlik için Kas biri nors gelir mi? ateis ir viską išvalys.
Man nieko nereikia. Galiu viską tvarkyti ir ruošti maistą. Nenoriu, kad kas nors painiotųsi. Juk bus malonu dirbti tokiuose namuose. Net nepastebėsiu, kai prabėgs laikas. Čia kaip savi namai. Kendi evin gibi. Gelinin yok, gidenin yok. Eşyaların Kai atveš tavo drabužius, sudėsim juos čia. Eşyam yok. Aš nieko neturiu. Kai nusipirksiu, pasidėsiu. Asım Şekip Kaya bu tarafta. Šalia gyvena Asimas Šekipas Kaja, ar ne? Taip. Bu sene vakfın Dirbau 80. padavėję jo kongrede kokteilių geldim ben. vakarėlėje, kai buvo Garsonluk švenčiamas 80-asis fondo gimtadienis. Puiku? Benden sana bir Pataisiu tavsiye. tau štai ką. Bu evlerde ben Tokiuose namuose kaip šie, niekas apie save nekalba. Tavęs čia niekas nepastebės. Ulan da gözünde bir sürü Turėsi şey daug kapalı ko olacak. negirdėti Yoksa ir vaktinden nematyti. önce gidersin. Kitaip ilgai čia neliksi. Ben buradan kolay Aš taip kolay lengvai iš čia gidemem. neišeisiu. Dişlerini fırçalamayı sakın unutma. Çocuklarını böyle bırakamazlar. Çocuklara bir şey olmayacak, havadan olmayacak. In a free, unregulated market system, Laisvoji rinka yra tokia, kurioje dalyviai veikia be valstybės įsikišimo ir visi veiksmai joje remiasi dalyvių tarpusavio susitarimu. Teorinėje laisvojoje rinkoje gaminamų prekių kiekis, resursai ir administravimo būdas yra vystomas spontaniškai, dalyvaujant anoniminėms dalyviams, gamintojams ir vartotojams. İyi misin bir tane? Ar tau viskas gerai, mielasis? Man dėl tavęs neramu. Hisse senedi, Akcijos. tapu sözleşme. Sutartis dėl nuosavybės valdymo. Bir adet kol saat. Laikrodis. Bir miktar Türk lirası. Pinigai. Suskaičiuokit, gerai, ponė. Bir miktar döviz. Atleiskit. Mama. Aylin. Ailina. Aylin. Ailina. Hala yatakta. Tu dar lovui? Çıkamadım. Negalėjau atsikelt. Hani Yasemin'e gideceğiz. Sakei, kad eisi aplankyti Jasminos. Kalkamadım. Negalėjau atsikelti. Hayatım, Mieloji, Midhatas buvo mūsų visų draugas. hepimiz çok üzüldük. Mums visiems liūdna. Bu kadar bırakma kendini. Nesikankink šitaip. Hale de üzülüyor. Halė irgi labai liūdna. Toparlan yavrum. Mieloji, susimk. Allah bunu unut. Dievas jo neapleis. Nesijaudink. Hem şimdi senin Yasemin'e... Dabar man reikia eiti. Žinau. Parodyk. Dur bakayım. Ben o yüzüğü... Anksčiau šito žiedo nemačiau. Gal ir matei? Yeni bu. Jis naujas. Ne, senas, tik jo nenešiojau. Geceliğinde Koks gražus kontrastas. ağlayan yüzünle. Žiedas ir ašaros tavo veide. Neyse. Kągi, man reikia eiti. Akşamüstü bir toplantım var. Vakare susirinkimas. Sonra da adamlarla yemeğe çık. Įsimaudysiu reisiu. Dışarı çıkmam lazım. Gerai. Hale de Orkun'un... Halė su Orkunu
Jie bus kartu kelias dienas. Jazmina pakvietė mane, bet žinoma, aš neisiu. Neik. Mithat, ką iš čia? Juk lygiai prieš metus susipažinom. Bet jis patrauks visų dėmesį, negaliu jo nešioti. Gali būti su juo, kai esame kartu. Labai ačiū. Anne, Mama, šiandien buvo labai sunki diena, nesijaudink šitai. bunu kendin için daha da zorlaştırma. Jis grįždavo vėlai, sakydavo, kad daug dirba. Jis vienas važiuodavo atostogauti. Visada. Ar gali būti, kad jis susitikinėjo su kita? Nereikia, nesijaudink dėl to. Juk jūsų meilė nebuvo tokia karšta, ar ne? Vis tiek sunku susitaikyti. Azmedeceksin. Susitaikysi, viskas bus gerai. Mums pavyks. Po truputį viską pamiršim. Kai mirė Midhatas Živanolas, suaugo tavo sūnus, mama. Mes atkrašysim už viską, ką patyrėm. Prižadu. Eime. Sen annemi eve bırak. Nuvežk mano mamą namo, o tada atvažiuok manęs. Turiu įmonėje reikalų. Gerai, ponia Orkūnai. Prašom. Yaman! Yamanai, Sınavın nasıl geçti? kaip tavo egzaminas? Vallahi fena değil. Gerai, neblogai. Kaip sekas? İyidir. Gerai, Siz çıkıyor musunuz? išeinat? Çıkıyor musunuz derken... Taip, visur einam kartu. Tik Eiliulė nenori, kad kas nors tai žinotų. Ama Eylül'ün duyulsun istemiyor. Ya Mert. Mertai, trenksiu tau. İzin ver bir yumrukta... Geriau aš jam trenksiu. Biz Eylül'le bize gidelim. Eiliulė važiuoja pas mus. Mes truputį pasimokysim. Važiuosiu su Merto motoroleriu, vadinasi, tau reikės eiti pėsčiomis. Šiandien turiu reikalų. Senin şu karizma... Tu neįtikėtinas. Kai paklausiu, ką darai, atsakai, kad dirbi. Sabah ne yapıyorsun işim? Vėliau vėl paklausiu, o tu vėl dirbi. Vieną gražią dieną būsi, kai pasimašyki pas Kają. Sanacak Asım Şekip Kaya. Mira irgi dingo. Aišku. Sen spora mı? Ar pradėsi sportuoti? Yok hayır. Ne, dirbsiu. Kitapçı ne oluyor? O kaip darbas knygyne? Ten dirbu savaitgaliais. Vallahi Tu kaip skruzdėlė, tikras darbštuolis. Tikras darbštuolis. Eiliulė? Kas čia? Bura. Kas jis toks, tu jį pažįsti? Oğlum seni tanımadım. Jeigu nepažįsti, tu tai kaip ką aš galėčiau pažinoti. Bura, čiagi jis. Kim? Hangi bura? Kas, koks dar Bura? Eylül'ün eskisi. Eiliulės buvęs vaikinas. Ben de bizimkileri görmeye geldim. Atėjau čia susitikti su Orkūnu, bet jau nėra. Burak'la halde dersteler. Burakas su Adžiu man pasakė. Aš jo nemačiau, ar lauksi jo? Takılacağım burada. Taip, pabūsiu dar truputį. Kesin o.
Čia tikriausiai jis. Jis negali nuslėpti susijaudinimo akise. Įdomu, ko iš čia atėjo? Eik pas ją, nestovėk kaip medis. Man reikia eiti. Iki. Iki. Negalėjau pasikalbėti su juo per laidotuvės. Vėliau negalėjau ateiti. Kaip jaučiasi Orkūnas? O kaip jis gali jaustis? Labas. Labas. Susipažink, Mertas Asimas Seresas. Aš Bura. Malonu. Man irgi. Bura. Gerai, netrukdysiu. Gerai, iki. Prasidėjo turnyras. Tikimės tave ten pamatyti. Ateisim, kai susirinksim. Sudie. Sudie. Iki. Ar jis buvęs tavo vaikinas? Taip, Kodėl mūsų nesupažindinai? supažindino ir išprotėjai. Nepasakė jam, kad aš tavo vaikinas. Ir kaip turėjau pasakyti? Čia mano buvęs vaikinas, čia mano naujasis vaikinas, juk niekas taip nesako. Aš taip negaliu pasakyti, nes neturėjau merginos. Tiek to. Nuliūdai? Daugiau apie tai nekalbėsiu. Ne, aš jam pasakysiu. Nekalbėk nesąmonių. Ne, einu. Ar išprotėjai? Sveiki, ponė Selimai. Sveika, Suzana. Ponė Endera šiandien grįžo anksčiau. Ji ilsisi viršuje. Endera? Ender? Endera? Vis tiek noriu viską sužlugdyti. Ne oluyor ya? Kas nutiko? Turi bėdų? Turiu didžiulę bėdą. Nutraukiau sutartį su ponu Erdalu. Neden? Kodėl? Jis paskleidė tą vaizdo įrašą apie Sedefą. Negaliu patikėti. Zudė man pasakė. Ne diyorsun? Apie ką kalbi? Užuot pasakiusi mums apie tą vaizdo įrašą, jį pasiliko jį savo. Faruk'un intikamı. Štai kaip Zudė atkeršijo Farukui. Mes vos nepraradom kliento. Jeigu būtumėm žinoję, galėjom apsisaugoti. O videonun yayılması. Taip galėjom ištrinti tą vaizdo įrašą. Gal jį už tai sumokėjo? Onu öğrenmek lazım. Reiktų sužinoti. Jis sako, kad nemokėjo. Na, visi mano, kad aš tai padariau norėdama atkeršyti Sedefai, bet aš nieko nežinojau. Tabii ki hiçbir şeyden haberin yok. Žinoma, nežinojau, mėloji, nebejoju. Bilsen ne yapardın? Jeigu būtume žinoję, būtume bandę viską sutvarkyti. Ar gali įsivaizduot? Erdalas klausėsi pokalbių mano tėčio kabinete ir visą informaciją perdavė Zudei. Man gėda prieš tėtį ir prieš Sedefą. Bandžiau įtikinti Sedefą, kad aš su tuo nesusijusi. Yalnız Sude başlı başına Zudė tikrai pavojinga, saugokis jos. her şeyi yapıp edip Ji gali bet ką įtikinti, kad jai padėtų. O ji ten norėjo pridaryti bėdų. Tau reikėtų elgtis labai atsargiai. bence senin her zaman ona karşı tetikte olman lazım. Pone Simai, Son yaşanan Mane ištiko šokas, kai sužinojau, kas nutiko. patikėkite mane irgi. Bet aš nieko negalėjau pasakyti. Maniau, kad Erdalas dirbo su Endera. Nenorėjau pridaryti jums bėdų. Dėl to nieko nesakiau. Ender'in hiçbir şey Endera nieko nenumanė. her şeyi Kai sužinojo, viską man paaiškino. bana anlattı. Tikra nelaimė. Ar radote pasiklausimo įrangą savo kabinete? Evet. Taip. Gerai, kad išsiaiškinom. Maalesef. Labai gaila, kad šitaip nutiko. Žinau, kad norit, jog Farukas ir Sedefa būtų kartu. Sedef'in bundan haberi yok. Sedefa to nežinom.
Lütfen Sude. Zude, būk gera. Ben bunu düşünürken Faruk'la seni... Maniau, kad Sedefas su Faruku bendrauja. Pagalvojau, kad Farukas galėtų įtikinti Sedefą likti čia. Burada kalıp kendine çeki düzen vermesi için Faruk'un etkili olacağını düşünmüştüm. Doğrusu Man smalsu, kuo viskas baigsis. Gerai, pažiūrėsim. bekleyip göreceğiz. Sen akıllı bir kadınsın. Tu išmintinga moteris. Beni kızıma karşı... Tikiuosi, kad nepridarysi man gėdos prieš dukrą. Merak etme. Nesijaudinkit. Bildiklerimi Nesakysiu Sedefai, ką žinau. İsteseydim Jeigu çoktan būčiau yapardım. norėjusi, būčiau pasakiusi jau seniai. Siz benim bu Jūs şirketteki mano en svarbiausias değerli sąjungininkas šioje müttefikimsiniz įmonėje. Nenoriu su jumis susipykti. Sizi asla kaybetmek istemem. Tikrai ne. Sude'yi suçlamıyorum. Suprantu, Zude. O da benden Taip ji yaptıklarını nusprendė man intikamını atkeršyti. aldı. Kai šitai padariau, esu pasirengusi prisimti bausmę. Demirden korksam Jeigu para bijočiau, juk vermezdim yani. nebūčiau į visą tai įsivėlusi, ar ne? O, atleisk. Koskoca proje. Tai buvo rimtas projektas. Umurumda değil. Atrodo, kad tai nebuvo taip svarbu. Ne senden Ne ne aš, tai senden, kita. ne sonrası. Juk iki šiol darbo ir neturėjau. Önceden de böyle bir işim yoktu ki zaten. Hemen pes edeceksin. Vadinasi, pasiduodi? Pes etmek Nepasiduodu. demeyeyim de. Bunlar bana Tik göre tai işler nėra değil. man tinkamas darbas. Şirketteki Konkurencija evlat babamın tėčio işi. įmonėje didžiulė, ten reikia kovoti. Daralırım, hiç gelemem. Zaten Aš taip nenoriu. evcilleşmek de istemiyorum. Yani Nenoriu ben de daryti senin to, gibi ką man emekli nurodinėja kiti Farukai. O zaman yapacak... Tada reikia kažką daryti, kad viskas nurimtų. Sakin. Ramybė ne man. Bana göre değil. Neye bakıyorsun? Į ką taip neramiai žiūri? Bana bak, ne Palauk, geçiyor kas senin tavo aklından? galvoje? Anlaşıldı, Supratau, yine turi macera kažkokį falan planą. var senin Užuodžiu kafanda. nuotykius. Ya ama bir Nors žinoma, nereikėtų uçak tikėtis atlayıp nieko uzaklara rimto. kaçsak daha iyi bir macera olmaz mıydı? Mira'nın arabası Miros yoktu, mašinos hala nėra, gelmemiş demek. vadinasi, ji neatvažiavo. Merhabalar, hoş geldiniz. Labadiena, sveiki. Labadiena, kaip laikotės? Gerai, ačiū. Mira gelmemiş mi dedin ha? Tai sakai, kad Mira netėjo? Aa, baksana, Žinai ne ką, diyeceğim, hep aš visada unutuyorum. pamirštu. Mira Yaman'ın Juk sakiau, hediye aldı, kamerą gösteriyor nupirko sana. Jamanui, ar ne? Taip. Tamam Mira Yaman. Ar žinai, ką Jamanas nupirko Mirai? Bana daha Ne, dar nežinau. Gelmişti, Žinai, žinai. gelmişti. Hadi oynama bana. gelmedi. Nežinau. Žinai, žinai. Tikrai nežinau. Söyle vallahi çok Pasakyk, kitaip blogai baigsis. Tikrai, o kas bus? Jei pasakysi, ką Jamanas padovanojo Mirai, parodysiu tai, ko dar nematėjai. kadar hiç görmediğim bir şey göstereceğim. Vallahi mı? Prisiekė? Tikrai? Pasakyk. Merhabalar. Sveiki. Merhaba Sinan Sveiki, poni Selimai. Ebeveynim. Tu namie? Mačiau, kad anksčiau grįžai. Tavo mama irgi namie, bet perspėju, ji virtuvėje ruošia pietus. Hadi ya. Tikrai? Canımı sıkkınmış. Jei dėl ko nors neramu, Eyvahlar olsun. Neyse biz mes einam mokytis. Ne, ne, ateik į virtuvę. Bet mums reikia mokytis. Labą dieną. Sveiki, vaikai, kaip laikotės? Puikiai. İyiyim. Oh mis gibi kokuyor. Skaniai kvepia. Ar galiu padėti? Aslında Iš tiesų tai Annelerin Mama, en güzeli. man mama viską paruoš pati savo nuostabiomis rankomis. Yemeden önce iškepiau apelsininių sausainių. onu yemeden Puiku, önce bizim pavalgysim. Bet dabar mudviem su Eiliulė reikia mokytis. hayat memat meselesi. Ką darai, mertai? tamam canım. Gerai, eikite į viršų, kai bus paruošta atnešiu. Tamam. Biz Gerai, mes einam. Jei ko reikės, pakviesk. Gero darbo. Keşke benim Norėčiau, kad eteklerden studijos şu būtų anda mano ders hiç vienintelė olmasa ya. bėda.
Kartais suaugę žmonės pavargsta nuo gyvenimo. Ama fırtınayı da atlatacak. Juk žinai, kad tau pavyks ištverti šitą audrą. Tikiuosi. Mertai, lėčiau, nugriūsiu. Štai, laikas tesėti pažadą. Taip, aš prižadėjau, bet pirmiausia, tu tiesiek savo pažadą. Önce sen sözünü tut. Mira'ya Tik söylemeyeceksin. nepasakyk Mirai. Hayır Ne, söyleyeceğim. nieko nesakysiu. Söyleyeceksin. Žinau, kad pasakysi. Liaukis, Mertai. Juk pasakiau, ką Mira padovanojo Jamanui. Ar nulikė jam pasakyti? Çok güzel bir Labai gražiai apyrankė, bičiuli. Yarısı metal, yarısı Metalinė rodinė. Bileklik Kalbu apie apyrankę. Kız seni düşünmüş. Mergina galvoja apie tave. Ben de söyleyeceğim o zaman. Nu tada aš jai pasakysiu. Taip reikia. Ona bir yıldız aldı. Jis nupirko ją žvaigždę Apie ką kalbi? Yıldızla Mira'nın adını ver. ir pavadino žvaigždę Mira. Yra net ir pažymėjimas. Kaip romantiška. Bence de. Aš irgi taip manau. Sıra sende. Dabar tavo eilė. Man dabar labai liūdna. Hadi ama. Greičiau. Görmediğim şeyleri. Noriu pamatyti tai, ko dar nemačiau. Al işte. Štai, Mogadišas. Ką? Vieta, kurios dar nematei. Aa, çok ayıp Taip negalima. O ko tikėjai? ama. Ama çok ayıp. Taip tikrai negalima. Iš tiesų tai galvoja apie kažką blogo, beždžioniuk. Efendim anne. Klausau, mama. Ar tu su Orkunu Mira? Yok spor Ne, aš sporto klube. Ar kalbėjai su juo? Skambinau jam iš namų. Jis buvo įmonėje. Paskambinau į mobilųjį, bet jis neatsiliepė. Nusprendžiau netrukdyti. Mira, šitos dienos jam labai sunkios. Nesirink tarp Orkūno ir Jamano, gerai? Nesijaudink. Prisiekiau tau, kad daugiau dėl Jamano nesijaudinsiu. Ne oldu? Kas nutiko? Nieko, aš taip nusprendžiau. İyi, Puiku. sevindim. Džiaugiuosi. Bu akşam Šį vakarą važiuosiu aplankyti Jazminos. Gal susitikime ten? Pažiūrėsim. Gerai, iki mieloji. Iki. Buğra gelmiş. Būra čia. Eime kartu, pabūsim bare. Sunuma geçeriz. Ne, einu susitikti su Orkūnu. Selam söyle. Perduok jam linkėjimų. Gerai, iki. Iki. Dersim bitti. Man baigėsi paskaitos, pasakyk, kuriuose atvažiuosiu. Visi po 5 minučių bus susirinkime. Özür dilerim. benim Atsiprašau, çıkmam turiu lazım. eiti atidėk rytojui. Jeigu jums ko nors reikės, taip pat man paskambinkite. Biliyorum. Žinoma. Babam
Tu buvai mano tėčio padėjėja. Buvai jam ištikima. Kitaip juk negalėčiau dirbti. Gal žinai, kas jam tai padovanojo? Patikėkite, tikrai nežinau, kas yra toji moteris. Aš sužinosiu. Iki ryt. Iki. Paskambinsiu gydytojui, Jazmina, negerai, kai šitaip drebi. Viskas gerai. Tikriausiai peršalai per laidotuvės. Ne dėl to man šalta. Jo gyvenime buvo kita moteris. Kieno? Mithato? Ne, nekalbėk nesąmonė. Iš kur ištraukiai? Šiandien įmonėje atidarė jo seifą. Ir? Nežinau, kas ji. Man ir nerūpi. Bet jo gyvenime buvo kita. Esu dėl to tikra. Jazmina, negalvok apie tai. Tai netiesa. Jūs buvote gražiausia pora. Nereikia. Nieko nesakyk. Nenoriu apie tai kalbėti. Gerai. Mes visi apačioje. Jeigu ko reikės, pranešk. Jie vis dar rašo laikraščiuose visokias nesąmonės. Taip, žurnalistai kalba ir per televiziją. Kada viskas baigsis? Na, jie teisūs, tai didžiulė netektis. Orkunui tai didžiulė atsakomybė. Ar jį užmigo? Užmigo. Tu tokia išbalusi, prisėsk. Einu, pakvėpuosiu grynu oru. Eilina, tave irgi labai paveikė. Tai paveikė mus visus. Toks likimas, tragiškas nutikimas. Jiems tikrai bus sunku. Dieve, suteik Jazminui ir Orkūnui stiprybės. Kaip sunku. Akşam 10'da kapanıyor burası. Šiandien klubas bus uždarytas vėlai, rytoj dirbs nuo pusės 11. Ar toli gyveni? Ne? Arti? Šiame rajone? Taip. Tikrai, pamenu tave iš laikraščių. Juk žinai, kad daugelis mūsų sporto klubų narių gyvena šiame rajone. Taip. Ar tai nebūtų bėda, klausiu dėl to, kad čia tikriausiai ateis tavo draugai. Ar tau tai netrukdys? Viskas gerai. Puiku, tada pradėsi rytoj. Gerai. Parodysiu to viską. Eime. Gerai.
Burası fitness bölümü. Čia mūsų pagrindinė sporto salė. Burada ağırlıklar gördüğün gibi çalışıyor insanlar. Sen dolanmaya başla. Eik, aš tuoj ateisiu. Gerai. Gerai, ištempk nugarą. Dabar ištiesk vieną koją. Pakelk ranką. Dabar sukis į šoną. Ranka tau padės po truputį. Buradaymışsın. Štai kur tu. Dediğim gibi herkes Jau sakiau, čia sutiksi ne vieną draugą. Problem değil. Viskas gerai. Šiandien užteks. Ačiū. Pasimatysime šeštadienį. Iki. spa katta. Apačioje spa patalpos, sauna, masažo kambarys. Hemen ileride sağda havuz var. Dešinė baseinas. Aşağıda da bir Baseinas tane yra ir apačioje. Gel bir aşağı inelim. Ėmė į apačią, parodysiu teniso kortus. Bak burada da su karşı var. Čia treniruokliai. Ateisi pusė 3, išeisi pusė 11, 8 valandos. Ders programına göre bir hafta önceden haber verirsen... Jeigu norėsi, galėsi apsikeisti su vaikinais, kurie dirba ryte, bet reikės pranešti prieš savaitę. Gerai. Ama ben tavsiye etmem. Bet nepatariu, nes vakare daug žmonių. İyi olur. Şöyle söyleyeyim. Kartoju, darbas vakare daug pelningesnis. Žinoma, jeigu nori užsidirbti daugiau pinigų. Daha fazla kazanıyor. Benden Tai tiek. söylemesi. Eime toliau. Gezmeye devam edelim. Panelė Mira, jūsų dušo reikmenys. Ačiū. Yılbaşı üzeri gelen Pamečiau kortelę, nežinau, kam padėkoti už šią dovaną. Kime teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Öyle değerli bir saate hala teşekkür Labai ederim. gaila, kad taip nutiko. Tai ypatinga dovana. Bu gerçekten çok güzel bir hediye. Yardımınız için teşekkür Ačiū, kad padedat. Bu saatin size Ar jūs įsitikinęs, kad šitas laikrodis skirtas jums? Taip. Orkun Bey, üzgünüm. Pone Orkunai, neturiu apie šį laikrodį jokios informacijos. Pirkėjas atėjo asmeniškai. Juk čekį atidavė. Taip, bet aš dirbu tik su kredito kortelėmis. Siz burada çalışıyorsunuz değil mi? Yani Čia juk dirbate už pinigus, ar ne? Taip. Şimdi bana buradaki en pahalı saat... Tarkim, kad brangiausią laikrodį pardavėt man. Komisyonu da hemen cebinize... Įsivaizduokite, kad pinigai jau jūsų kišenėje. Size yardımcı olamadığım için. Man labai gaila, bet nieko negaliu jums padėti, ponia Orkunai. Peki. Kągi. Her zaman hizmetinizde. Aš visada jūsų paslaugoms. İyi günler. Geros dienos. İyi günler. Geros dienos.
Ar atviruoti jūsų mašiną, panelė Mira? Taip, prašyčiau. Hayırlı olsun. Sėkmės. Sağ olun. Ačiū. İyi günler. Geros dienos. O, Yamanai. Labas. Labas. Saatler olsun. Kaip laikaisi? Gerai? Sportavai? Hayır iş Ne, başvurusu. atėjau dėl darbo. Artık burada çalışıyorum. Nuo šiol čia dirbsiu. Sėkmės. Sağ ol. Ačiū. Kur su manim pyksies? Ar klube, ar kur nors kitur? Kur norėtum? Kur tau labiau patiktų? Juk čia galėsi rėkti kiek norėsi. Čia ne biblioteka? Mira tamam. Mira, gana. Kas kart, kai susitinkam, tu mane įskaudini. Štai kodėl šitai pasakiau. Mira. Mira, Ya Mira öç. šiandien persūdžiau. Aš tavęs jau nesuprantu, Yamanai. Ya Selim abiye de Sakiau ir Selimui. Nenoriu, kad turėtum dėl manęs bėdų. Atleisk, mano plaukai šlapi. Važiuoju namo. Jeigu ir tu važiuoji, galim pasikalbėti mašinai. Gerai. Ačiū. Yani şanssızlık da bir yere. Juk man šitaip nesiseka, pati matei. Oluruz derler. Dėl to noriu visus perspėti. O yüzden testi kırılmadan. Kol ben de nenutiko dar kas nors. önlemimi almak istedim. Suprantu. Štai dėl ko tyčia mane skaudini. Ya hayır. Ne, Nasıl söylemek istediğim. nenorėjau šitai pasakyti. Ya vaktin var mı? Böyle Ar turit laiko pasikalbėti? olmuyor yani. Gidip Mes niekada nerandam laiko pasikalbėti, tik skubėdami. Ar galim? Gerai, važiuojam. Kim bilir ne haldeyim. Net nenoriu pagalvoti, kaip atrodau, neįsidžiovinau plaukų. Güzelsin. Atrodai gražiai. Yani güzel. Tavo plaukai labai gražūs. Saçın. Nors ir per prievartą pagaliau pasakei kažką gražaus. Üşütme. Nereikia. Gerai. Hoş. Ačiū. Jūsų arbata. Başka bir şey alın. Norėtume dar ko nors? Şu mozaik pastadan varsa Gal turite mozaikinio pirago? sen seversin. Norėtum? Taip. 2 tane. 2 gabalėlius. Dediğim gibi Kaip sakiau, bugün Selim abiyle konuştuk. šiandien kalbėjau su Selimu Benim yüzümden apie tai, kas daha nutiko. fazla başınız Ko noriu, ağrımasın, ko hiçbir nenoriu. şekilde huzursuzluk yaşanmasın diye. Ya üstüne bir de Mert'ten Nenoriu, her şeyi kad dėl manęs aldığını kiti duyunca turėtų senin bėdų. babanı ikna ettiğini düşündüm. Kai sužinojau iš Merto, kad aš atėčiau namuose, pamaniau, kad tu įtikinai jį. Juk sakiau, ne aš dėl to Bakma, kalta, hala bet aynı şeyi düşünüyorum. Atleisk, bet Yanlış savo yaptım. nuomonės nepakeičiau. Ya bak mesela Manau, kad tai Ayşe- klaidingas sprendimas. Ne Aiša yra bėda, ogi Rajus. Ayrı düşünemezsin. Ta hapishaneden... Juk nežinom, ar jie išsiskyrė ar ne. Ondan da uzun. Kas žino, kiek jis bus kalėjime. Šitas reikalas gali blogai baigtis. Berenai irgi nepatiko, kai sužinojo. Ya ben anlıyorum yardım et. Suprantu, kad noriu padėti, bet pažiūrėk į mane. Kai norėjau jiems padėti, manęs vos neuždarė į kalėjimą. Hapsi boyluyordum neredeyse. Ji pati nuspręs, kada išeit. Ben de konuşurum. Pasikalbėsiu su Aiša. Gerai. Baban evi tamamen... Tai tavo tėtis tikrai išėjo iš namų?
Geri dönüş yok yani. Ir nebegrįš? Atrodo, kad ne. Žinoma, jam buvo labai sunku nuspręsti. Jis labai kankinasi. Peki anne? O tavo mama? Jie irgi liūdna, aišku, bet ji keista. Pirmiausia pasakė, kad skirsis. Vėliau apsigalvojo. Vis dėlto manau, kad ji taip daro ne iš meilės. Esu tikra, kad ji nenori būti su juo. Tarp jų viskas baigta. Jie neturi dėl ko džiaugtis. Bitti onlarınki. Gelecek yeni günlere dair umutları yok onların. Bizim için daha farklı. Mums galėtų būti... Efendim? Klausau? Eve yeni geldim. Ben çok... Grįžau namo, skambinai? Gider misin? Ha, Taip. öylesine Norėjau aramıştım, sužinoti, kaip ne laikaisi. yapıyorsun diye. Norėjau pasakyti, kad aš universitete ir jeigu tau manęs reikės, Not falan tutulması gerekiyorsa ya da başka bir şey var mı diye aradım. Sağ ol, gerek yok. Ačiū, bet aš neinu į universitetą. Ponas Asimas paprašė dėstytojų. Jie leido man neiti kelias dienas. Aa harika. Puiku. Süper. Evet. Taip, Ya aslında bugün bütün gün aklımda. iš tiesų tai nuolat apie tave galvoju. Öyle mi? tikrai? Ya bugün çok acayip. Šiandien kai kas nutiko. Senin yaşadığına çok Patyriau tą patį, ką ir tu. Hayrola? Ką? Babamın gizli Mano tėtis turėjo meilužę. A isimli. Jos vardas prasideda raide A. Ya Ar tu tikras? emin misin? Evet. Taip, Hediye buldum. bandau ją surasti. Turiu jos dovanotą dovaną. Allah ya. Vaje. Sarsıldım tabii biraz. Man truputį liūdna. Prašom sąskaitą. Sen müsait değilsin Tu ne galiba, viena? sonra konuşalım. Pasikalbėsim vėliau. Atvažiuosiu tavęs aplankyti. Umarım bir ara. Lütfen. Būk gera. Dertleşiriz biraz. Galėsim pasikalbėti. Bu konuyu da senden Apie tai galiu kalbėti tik su tavim. Tamam. Gerai. Konuşuruz. Iki, Hadi iki. hoşça kal, öpüyorum. Sudie. Üstü kalsın. Gražą pasilikit. Ačiū. Kalkıyor muyuz? Ar mes išeinam? Oturmak mı istiyorsun? Ar dar nori likti? Hayır. Ne. Orkunlara mı Važiuosi pas Orkūną? Evet. Taip. Giderim bir ara. Jis nori su manim pasikalbėti. Yani son zamanlarda konuşacak birilerine ihtiyacı oluyor çok. Tabii tabii. Žinoma, žinoma. Hadi gelme. Ar nevažiuoji? Ha yok benim Ne, bahçe için aldım. turiu nueiti į parduotuvę. Nupirkti kai ką sodui. Gerai, eime kartu. Yok gerek yok. Ne, nereikia. Peki. Gerai. Sen bilirsin. Kaip žinai? Sevgililer günü geliyor. Artėja Valentino diena, ką galvoji? Şimdi bak. Nenoriu būti nedėkingas, bet man tai per daug komercinė diena, drugelė. Juk mums kiekviena diena ypatinga. Sevgiliye her gün bayram. Bugün zorlaması mı olur yani? Ben bizim Kalbėjau ne apie mus, mertai. Tabii bizim sevgililerimiz. Žinoma, juk mūsų santykiai slapti. Ay, lütfen Nepradėk ir yine vėl. başla, ne olur. Ya tamam, ben bir Nieko şey nesakiau. Mira ile Galvojau yalan apie düşünüyorum. Mirą ir Jamaną. Yani yılbaşına ayrı Jie per naujuosius buvo geçecekler. atskirai. Ama bence o gün Jeigu ir ayrı Valentino ayrı dieną geçerse sutiks kavuşmak atskirai, daha jiems zor. gali būti per Üstelik sunku söyle būti söyle, kartu. Mira'yı istemiyorum. Nenoriu matyti Miros verkiančios per Valentino dieną.
Galėtumėm nuvažiuoti į kalnus. Ten gali būti meškų. Klausyk, nejuokauk. Tie santykiai visų akivaizdoje baigėsi, jie gali visų akivaizdoje ir vėl prasidėti. Bak bana plan yaptırma. Klausyk, neversk manęs planuoti, nes negalėsiu nusiraminti. Sonra kabak benim başıma patlıyor. Kaip žinai, bet tai gali būti mūsų romantiška šventė. Yemezler. Netikiu tavim. Tai galėtų būti visai kitaip, ne tik vieta žemėlapyje. Yemezler. Netikiu tavim. Tuomet pralaimėjai. Vallahi mı? Tikrai? Tai gali būti bet kas. Buyurun. Prašom. Apelsininiai sausainiai paruošti. Jūs nuostabi. Ellerine sağlık. Ačiū. Jie truputį kieti, bet skanūs. Labai ačiū. Skanaus. Anne bunun üstüne şey Mama, yazsak. gal nori, kad ant jų išgraviruotume, kad čia apelsininiai sausainiai? Mertai. Juokauju. Negi jau pajuokauti negalima. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba sen mi geldin? Tėtė, čia tu? Annen de ağzı. Tavo mama vis dar ruošia valgį, nusiramink. Ne oldu senin iş durumu? Tai kaip darbas, ar viskas aišku? Evet hallettik. Taip, visko pasirūpinau. Bakalım başlayacağız. Netrukus pradėsiu. Hayret yani ne kadar... Neįtikėtina, kaip greitai, o žmonės skundžiasi, kad darbo nėra. Bir de memlekette işsizlik var derler. Abi insan çalışıyor. Jei tik nori dirbti, tai susirasti nesunku. Aferin aferin. Gurur duyuyoruz. Bravo, bravo, mes taim didžiuojamės. Gurur duyuyoruz. Tikrai didžiuojamės. Harçlığını çıkarıyor çocuk. Jis užsidirba pinigus, jis ne tik kalba, kaip kai kurie. Ayıp oluyor ama ha. Kokia gėda. Paslėpkit, paslėpkit. Išspjauk, išspjauk. Roket. Ben hazır mı? Aš pasirengęs, mylimoji. Anneciğim çok güzel olmuş Šitaip prisivalgėm, buvo labai skanu, mama. Güzeldi. Koks aš sotus? Žinau, kad užsisakėte pizzą, pavalgykim, kitaip išalksim. Tikrai? Taip, aš tų kukulių nevalgysiu. Yani yenemez demeyin. Liaukis, tik nesakyk, kad jų neįmanoma valgyti. Yani. Tu teisus, šį kartą bešamelio padažas man nepavyko. Yaşa anne ya. Tu nuostabi, mama. Šiandien skambinau Jazminai. Atsiprašiau jos. Gitmeyelim mi diyorsun? Mes pas juos nevažiuosim? Jie ne vieni, ten Zudė ir kiti. Babamı ne kadar tanıdığımı Vis klausiu savęs ir gerai pažinojau savo tėvą. Hiç tanımamışım. Visai nepažinojau. Herkesin ortasında bana... Dar nenusprendžiau, ar buvo skaudžiau, kai jis man trenkė visų akivaizdoje, Annem böyle soru... ar kad paliko man ir mamai visus šituos įtarimus. Ha, öldüğüne bile... Mane negaila, kad jis mirė. Belki de hiç... Gal ir nebus gaila. Prisimink tik gerus dalykus. İyi güzel anılar. Gražias istorijas. Suradai tik laikrodį ir laiškelį, nieko daugiau. Kartais geriau nieko nesiaiškinti. Zaten yeterince... Tai sakai, kad per daug jaudinuosi ir reiktų viską pamiršti. Unut gitsin. Taip, Ama öğrendim artık. Bet juk tik dabar sužinojau, Mira. İşte nasıl unutabilirim? Kaip man pamiršti? Bizden sakladığı bir hayatı olduğunu... Sužinojau apie jo gyvenimą, kurio pėdsakai buvo paslėpti tame seife. Nasıl bir hayat olduğunu bilmek istiyorum. Nori žinoti, koks buvo tas gyvenimas. kas pasikeis, kas sužinosi. Adamı tanıyacağım ya. Žinosiu, kas jis per žmogus.
Birine aşık Ar jis ką mıydı, nors seviyor mylėjo? muydu? Man niekada netrodė, kad mano tėvas ką nors Ben mylėjo. birini sevdiğini hiç görmedim Vera. Taip sakai dėl to, kad tau skaudu. Negali abejoti jo meilę tau ir tavo mamai. Jis mylėjo tave, o tu mylėjai jį. Sesė, eime. Gerai, ateinu. Rūpinkis savim. Turi daug priežasčių kovoti ir eiti į priekį. Yasını ertelemek için kullandığım bahaneler. Nemanau, kad tau dabar reikėtų kankintis. Sonunda Tau reikia susitaikyti su šia netiktimi. Hadi girelim içeri. Eime į vidų. Neverskim jų laukti. Paskambinsiu, mieloji. Gerai, brangioji. İnsana böyle zaman. Žinau, kad mano žodžiai dabar nepadės, bet juk žinote, kad esam šeima. Jūs ne vieni, paskambinkite, jei tik ko reikės. Gerai? Hiçbir zaman yalnız hissetme, olur mu? Hemen geliyorum. Tuoj ateisiu. Her zaman yanındayız. Mes visada būsim šalia, nepamirškite šito. Ačiū. Atsiųsiu tau laišką su namų nuotraukomis. Jeigu rasite namą, kuris patiks, apžiūrėsim jį. Çantamı bulamıyorum. Nerandu savo rankinės. Buvo virtuvėje, pažiūrėk ten. Hallettin mi? Viskas sutvarkiai? Allah. Taip, viskas gerai. Jis nesispyriojo, prakalbo kaip aukštelis. O saati kimin aldığını buna Sakyk, söyle. kas nusipirko tą laikrodį, kalbėk. Hadi lan! Kimmiş? Ir kas tai? Aylin Karasoğlu mu? Eilina Karasolų? Sudie. Sudie, Jazmina. Gali paskambinti man, kai tik norėsi. Radau rankinę, galime eiti. Iki. Görüşürüz canım. Iki, mieloji. Teşekkürler. Ačiū. Tikrai? Neįtikėtina. Puiku. Annem nerede? Kur mama? İçeri girdim. Viduje. Ačiū, Orkūnai. Annene iyi. Atnešk dar vieną taurę mamai. Į sveikatą. Biz daha birbirimizi kutlamadık. Mes dar nepasveikinom vienas kito. Mutlu yıllar. Su naujaisiais. Sana da mutlu yıllar. Su naujaisiais. Su naujaisiais, mielasis. Ir jūs. Orkūnai, ar liksim čia ar kur nors važiuosim? İyi böyle. Man tai gerai ir čia. Sıkıldın mı sen? Tau nuobodu? Ne? Hadi siz de... Eik pasilinksmink. Tik per daug Ama negerk. içip cıvıtmak yok, tamam mı? Gerai? Jau seniai nemačiau tavo tėčio tokio laimingo. Tikrai, šie metai bus laimingi. Gal reikėjo likti truputį ilgiau? Labai nemalonu, nesijaudink. Nemanau, kad jis norėtų su tavim kalbėtis. Ką tai reiškia? Pasakyčiau, bet tada supyks Mira. Na, žinoma, jeigu pradėsi kalbėti, kad man reikėtų susitikinėti su Orkūnu. Ne, girdėjau Orkūno ir Miros pokalbį sode. konuşmalarınızı dinledim diyecektim. Ką padarei? Ya Orkun'la Netyčia išgirdau tavo ir Orkūno pokalbį. Kaip galėjai šitai pasielgti? O ką man reikėjo daryti? Buvau virtuvėje, kai išgirdau jūs kalbančius, juk negalėjau užsikimšti ausų. Mes kalbėjom tyliai, tyčia klausėjusi. Merginos, nesipykit, nereikia. Papasakokit, kas nutiko. Moteris, kuri padovanojo Mithatui laikrodį, buvo Ailina Karasolų. Ką? Orkūnas tau pasakė, kad nori sužinoti, kas toji moteris. Aš išgirdau. Žinoma, netyčia, jis kalbėjo telefonu. Gerai, Berena. Kas nutiko, koks laikrodis? Kam Ailina nupirko laikrodį? Orkūno tėtis ir Halės mama buvo meilužiai. Berena, nereikia. Ką tu sakai? Orkūno mama irgi sužinojo tik šiandien. Berena, nustok gana. Kusura bakma abla. Atleisk, sesė, bet jie labai garsiai kalbėjo apie mūsų tėtį ir Sedefą. Kodėl aš turėjau tylėti? Şimdi biz niye susuyormuşuz?
Negaliu patikėti. Patikėk, mama. Ir čia ne viskas. Nežinau, ką pasakyti, bet laimina juos Dievas. Jeigu ne ponas Farukas, būčiau mirusi. Tik jų dėka galėsiu pasveikti. Tamam. Gerai. Tik negalvok, kad liksi čia amžinai. Susitarėm? Žinoma, suprantu. Nenori, kad ir kam nors kitam pasisektų taip, kaip tau. Nori pamiršti, iš kur atėjai. Ne saçmalıyorsun kızım Ką sen čia ya? šneki? Sanki bilmiyorsun. Negi nežinai, kas nutiko dėl Girajaus kalties? Nesijaudink, juokauju. Yapma. Tai nejuokauk šitaip. Herkesten önce ben Juk aš norėjau tau padėti, o vos neatsidūriau kalėjime. Kendisi bunun yüzünden geldi. Ya bak tabii ben de Nenoriu, senin kad orada gyventum kalmanı gatvėje, istemem. bet Ama lütfen. būk gera, nedirbk Bu ir iş čia. uzar. Bir taraftan Juk yra tavo bir tėvai, yra taraftan Girajus. Huzursuzluk Bus işte. rimtų bėdų. Aš turiu savo bėdų. Net negalvoju apie Girajų. Jis paliko ir mane, ir kūdikį. Šitie žmonės kaip stebuklas mano gyvenime. Bu insanlar kendi alemden hayırlı çıktılar. Tamam işte. Gerai, iyileşene bet kadar. tik kol pasveiksi. Merhaba. Labas vakaras. Sveiki, ponia Farukai. Gerai, kad tu čia. Atleiskit, ponia Farukai, atėjau, kai jūsų nebuvo. Nieko tokio. Ayşe iyi misin? Gerai, jauties, Aiša? Taip, ačiū. Ar jūs alkanas? Nedžara paruošė valgį? Galiu pašildyti? Yok yedim. Sağ ol. Ne, nereikia, ačiū. Yakında güzel sürprizlerim olacak. Netrukus turėsiu tau staigmeną ir man reikės tavo pagalbos. İhtiyacım var. Tabii Žinoma. nedir? O kas tai? Şimdilik sürpriz. Tegul tai būna tikra staigmena. Hayırlısı olsun. Gerai. Sağ ol. Puiku. Ben kaçayım artık, iyi geceler. Man reikia eiti. Iki. Iki, gero vakaro. Buradan gitmeden Paskambink man prieš išeidama. Güle güle. Sudie. Hayrola? Kas yra? Bir yere mi gidiyorsun? Kur nors išeini? Jamanas nenori, kad čia dirbčiau. Jis nori, kad išeičiau. Atėjo man pasakyti. Peki neden? Ir ko dabar verki? Şimdi? Atleiskit. Labas vakaras, labas vakaras. Tik pažiūrėkite. Kur pažvelgsi, ten iš meilės daužosi širdys. Kas galėjo pagalvoti? Mama, būk gera, čia ne mūsų reikalas. Kai mums taip nutiko, čia buvo visų reikalas. Visiems buvo labai įdomu. Mama, būk gera. Jeigu sužinos Halė, tai bus tikrai nelaimė. Būtų labai įdomu, jeigu apie tai sužinotų Umutas. Mama, būk gera. Jam nerūpėjo, kai viso akivaizdoje pažemino tėtį ir išrėkė, kad jis vagis. Tikrai jis apie mus net nepagalvojo. Rimtai, negaliu jums patikėti, mama. Jeigu kam nors ką nors pasakysi, prisiekiu, pasiimsiu savo daiktus ir išsikelsiu pas tėtį. O čia nauja tavo taktika? Išsikelsi pas tėtį? Pasakiau nepagalvojusi. Ne, viskas gerai. Dabar pradėjom vieną kitą šantažuoti. Juk taip smagiau, ar ne, Berena? Aš nesikišu. Mama, juk žinai, kad nenorėjau. Tai pasakiau tik tam, kad rimtai pagalvotum. Gerai, Mira. Girdėjau tai. Ką girdėjau? Ar negalėjai patylėti? Kas čia tokio? Ar aš meluoju? Klausau, Eiliulė. Kur buvai, šitiek kartų tau skambinau? Telefonas buvo rankinėje, negirdėjau. Gamsė sakė, kad buvot pas Orkuną. Taip. Negalėjau ateiti. Rytoj turiu atiduoti darbą. Visą vakarą su Mertu mokėmės.
Jeigu manai, kad susikrovusi lagaminą išspręsi bėdas, tada nieko neišmokai. Labai liūdna. Atsivėrė naujos durys ir tau manęs jau nebereikia. Eiliule, paskambinsiu tau vėliau. Man reikia pasikalbėti su mama. Minutėlę, palauk. Pirmiausia, paklausyk, tada išjungsi. Spėk, ką Jamanas tau padovanos? Ką? Jos rengia kelionę, negalėsi sakyti. Diyebilirim. Galiu. Bak diyorum. Jau pasakiau. Hayır. Ne. Ya yapma ya. Liaukis. Üniversite tatilimiz Čia mūsų pirmosios atostogos universitete. Bus labai smagu. Allah'ını seversen. Dėl Dievo mertai nevažiuosiu aš į jokius kalnus. Nesakyk, kad nevažiuosi, kol nepagalvoji. O ką dar galvot? Juk aš nemoku slidinėti. Galėtume pasimti rogutes? Arba mėtytume sniego gniūžtės ir valgytume sumuštinius su dešra, juk svarbiausia, kad būsime su merginomis. Važiuojam, Jamanai. Juk visi ten važiuos. Visi. Aš visai nenoriu su visais bendrauti. Benim var ama. Juk aš irgi ten būsiu. Dar niekada nebuvau išvažiavęs atostogų su draugais. Sen de ben gelmesem. Nežinau, ką tu darytum, jeigu manęs nebūtų. Sensiz ben Negaliu be tavęs gyventi, negaliu be tavęs kvėpuoti. Sesė, palauk manęs. Aš sesuo tada, kai manęs reikia. Juk prisiekiu, kad niekam nesakysiu. Tikrai. Ar tikėsi už tai apdovanojimo, Berena? Salė, laba diena. Günaydın. Labadiena. Ar Jamanas jau išėjo? Berena, tik čia. Jie ką tik išvažiavo, tikriausiai netoli. Gerai, geros dienos. Klausyk, vieną gražią dieną gausi tai, ko nusipelniai. Juk klausiau dėl tavęs. Jie ką tik išvažiavo. Jeigu paskubėsi, pasivysim. Štai kodėl važiuosime į kitą pusę. Kokia tu užsispyrusi. Eilina, labas rytas. Labas rytas. Ar sapnavai mane? Taip, tai buvo labai liūdnas sapnas. Man dėl tavęs neramu. Aklım sende. Dieve, kas nutiko? Pamaniau, kad galėčiau ateiti pas tave kavos, jeigu turi laiko. Norėčiau, bet išvažiuoju. Važiuoju pas Jazminą. Žinoma, jūs tokios artimos. Gerai, mieloji. Paskambink, kai turėsi laiko pasikalbėti. Uygun olduğunda bir arada tete-tet yapalım. Gerai, iki. Ben de. Iki, Bye. sudie. Ne diyor? Ką jį pasakė? Nieko. Tik prisiminė mane. Onun aklında bir şey olmasın? Ji neskambintų šitaip anksti, jeigu nieko nebūtų nutikę. Aš irgi taip manau. Numeris, kurį surinkote, nepasiekiamas. Po signalo palikite žinutę. Orkūnai. Ir vėl išjungiai telefoną. O vakar tavo mama man melavo, kad nuėjai miegot. Žinau, kad vakar pas tave buvo Mira. Atrodo, kad nenori kalbėtis tik su manim. Atleisk, mielasis. Nepykstu. Man tik dėl tavęs neramu. Negaliu pakęsti, kai mane atstumi. Mums pavyks. Būk geras, paskambink man. Noriu tave pamatyti. Noriu būti su tavim. Būk geras, mylimasis. Bučiuoju. Çok öpüyorum. Galia? Tėtis išeina, ar važiuosi su juo? Ne, mama, važiuosiu savo mašiną. Ar važiuoji dabar? Taip, pasimsiu savo daiktus. Hadi bana arabama kadar eşlik et o zaman. Tada važiam kartu? Gerai.
Görüşürüz. İyi dersler. Sėkmės universitete. Ačiū, mama. Iki mieloji. Aylin Hanım. Ponia Eilina, Orkūnai? Konuşabilir miyiz? galim pasikalbėti? Konuşabilir miyiz? Klausiu, ar galim pasikalbėti? Sakoma, kad tas, kas nuvažiuoja į kalnus, ten ir pasilieka. Ką čia šneki? Nežinau, taip sakoma. Nieko aš nežinau. Niekada ten nebuvau. Nuvažiuokim, pažiūrėsim. Ya kardeşim. Patylėk. Patylėk. Baig. Kai tik pasakysiu tavo mamai. Tavo mama čia. Patikėk. Ką čia šneki? Pažiūrėk, tavo mama. Anne ne oldu? Mama, kas nutiko? Norėjau asmeniškai su tavimi pasikalbėti. Ar turi laiko? Gel. Eime. Ne oldu? Kas nutiko? Nežinojau, kam dirba Hasanas, tik dabar išsiaiškinau. Bunu söylemek için buraya kadar... Nereikėjo dėl to vargintis ir važiuoti čia man pasakyti. Jamanai, prisiekiu, nežinojau. Tamam, inanıyorum. Gerai, tikiu tavim. Dabar viskas baigta. Aš su juo įsiskirsiu, prižadu. Šiandien pasikalbėsiu su advokatu. Hangi avukatla? Su kokiu advokatu? Nesijaudink, netrukdysiu ponui Selimui. Susirasiu kitą advokatą. Tik norėjau, kad žinotum. Sen bilirsin. Kaip žinai, čia tavo gyvenimas. Tu esi mano gyvenimas. Tu ir tavo brolis. Gal ir negalėsi man atleisti, bet man gaila dėl visko, ką patyrei dėl Hasano. Anne. Mama, Eğer Hasan'dan ayrılırsan... jeigu įsiskirsi su Hasanu, nepaliksiu tavęs vienos. Ateisiu gyventi su tavim. Ne, nenoriu, kad gyventum su manimi. Žinoma, ten tavo namai. Gali ateiti bet kada, kai nori. Bet dabar tavo gyvenimas čia. Tamam. Gerai, pirmiausia su juo įsiskirk. Jeigu dėl to negyvensi čia, nesiskirsiu. Prisiekiu, tikrai ne. Ta rytą kaip tik dėl to tave ir palikau. Palikau tave dėl to, kad žinojau, jog neisi su manim, jeigu Hasanas bus šalia. Nenoriu, kad gyventum su manim. Man užtenka žinoti apie tave gerus dalykus. Anne. Mama, Labas, mylimasis. kur tu, Halia? Universitete, bet galiu atvažiuoti pas tave, jei nori. Gerai. Sahilde buluşalım. Ar gali atvažiuoti į pakrantę? Atvažiuosiu. Nereye? Kur eini?
Važiuoju pas Orkūną. Gal galėsi prašyti dėstytojos? Gerai. Iki sudie. Bana mı bakıyordun? Manęs ieškai? Aš. Taip. Organizuoju kelionę į kalnus. Važiuosi? Sen gelecek misin? Ben gelemem. Negaliu, dirbu. İzin alamaz Gal gali pasimti laisvų dienų? Hatta bugün yeni başlayacağım. Tik pradedu dirbti šiandien, kaip galiu prašyti laisvų dienų? Mertas sakė, kad viskas bus gerai. Sen Mert'e ne bakıyorsun? Neklausyk Merto, jis gyvena savo knygų pasaulyje. Gerai. Vadinasi, nevažiuosi. Ben daha fazla zor. Daugiau neklausiu. Gelemiyorum. Aš negaliu. Çalışmıyor. Net jei galėtum, vis tiek nevažiuotum. Sen bu sabah huysuz musun? Tu šiandien pikta? Sen günün her Tu juk toks kasdien. Arkadaşlar, Draugai, nenorėčiau trukdyti, bet man reikia įeiti į kabinetą. Man paskaita. Tabii hocam buyurun. Žinoma, profesoriu, prašom. Geç bakalım Yaman. Prašom, Jamanai Koperin. Hocam buyurun. Ne, dėstytojau, tik po jūsų. Na štai, Endera, užeik. Günaydın. Labas rytas. işte aradığınız doktor. Štai ir Indera. Jie jums patars. Kas nutiko? Pirmą kartą investuoju savo pinigus. Oho, nieko savo? Taip, mudu su Faruku nusprendėme atidaryti restoraną. Abu nusipirkom patalpas. Bu da sana ihtiyacımız Ir čia projektas, mums reikės tavo pagalbos. Çok sevindim. Labai džiaugiuosi. Linkiu jums sėkmės. Teşekkür ederiz. Ačiū. Ačiū. Dabar tau netrukdysiu. Galėsi dirbti su partneriais. Siz de bu sayede yeni ortağınızla güle oynaya devam edersiniz. Ben sana Sedefa, gerçekten kendimi maniau, kad ifade supratai, ko edemedim norėjau. Sedef. Patikėk, vakar man buvo labai İnan bana, sunku. Dünden beri çok zor bir gece geçirdim. O mesele kapandı. Mieloji, šita tema baigta. Daugiau apie tai nekalbėsim. Aš ramus, Sedefa irgi. Taip, mudvi su Zude lygios. Nesijaudink, aš ant tavęs nepykstu. Tek sorunumuz bu harabe. Mums reikės atstatyti tuos grįvėsius ir mums reikės tavo pagalbos. Memnuniyet. Su malonumu? Puiku? Bence elinizi... Verčiau viską susitarkit, kol neatėjo Zudė. Reikia pasirūpinti šito projektu kuo greičiau ir viskas bus baigta. Seni bir daha annemin yanına Nenoriu matyti jūsų su mano mama. halinin öğrenmesi. Jeigu nenorite, kad Halė sužinotų, laikykitės nuo mūsų kuo toliau. Kitaip viską jai papasakosiu. Canım, Mielasis, neden burada buluştuk? kodėl čia susitikom? Ne oldu? Kas nutiko? Lafı uzatmayacağım. Pasakysiu tiesiai šviesiai. Bu iş bitti artık. Noriu su tavim skirtis, Halė.
Seni daha fazla üzmek istemiyorum. Nenoriu tavęs daugiau liūdinti. Štai kodėl sakau tiesiai šviesiai. Ben artık seninle bir Nebegaliu būti su tavim. Neden? Kodėl? Aš senin beni sevdiğini nemyliu tavęs taip, kaip tu mane myli. Babam öldükten sonra ben Po tėčio mirties viskas man atrodo kitaip. görmeye başladım. Yani Normalu, kad šitaip jautiesi. Dėl visko kaltini save ir galbūt mane. Bak bu şekilde devam etmek hem sana Jeigu ir toliau būsim kartu, tai bus neteisinga nei tau, nei man. ben hayatımdaki çapakları Nusprendžiau atsikratyti visų nereikalingų dalykų mano gyvenime. Aš tau nereikalinga? Şimdi üzgünsün Dabar tu pyksti, ama biraz vakit bet vėliau suprasi, kad esu teisus. Mira yüzünden. Viskas dėl Miros, taip? Dün gece Vakar evine ji buvo geldi, su kafanı tavimi. karıştırdı senin. Ji tave supainiojo. ilgisi yok. Tai su Mira niekaip nesusiję. Susiję. Tu su ja bendrauji. Ar paprašei jos tau atleisti? Štai kodėl tau manęs nebereikia. Şimdi de beni başından savuyorsun. Ben söyleyeceğim söyledim. Pasakiau, ką reikėjo. İstiyorsan bir müddet görüşmeyelim. Mums nereikėtų kurį laiką bendrauti. Sen kendini hazır Vėliau, kai hissettiğin nusiraminsi, zaman ben de seninle galėsim arkadaş būti olarak draugai. gezmeyi çok isterim. Ya, Liaukis, Orkūnai. Nevaidink prie manęs. Pažįstam vienas kitą. Tu dar myli Mirą. O dabar, kai turi progą būti su ja ir vėl nusprendai manęs atsikratyti. Mire'yi hala seviyorum. Onu Taip, vis dar seviyorum. myliu Mirą, dėl to nenoriu būti su tavim, Hale. Bitti artık. Viskas baigta. Pasakiau aiškiai. Bak dediğim gibi. Kaip sakiau, nenoriu tavęs skaudinti. Hem de kafamı Todėl daugiau apie tai ir karıştırmak nekalbėsim. istemiyorum. O yüzden bunu daha fazla konuşmayalım. Bu iş uzamasın. Bak sakın geçen seferki gibi kendine zarar Ir verme. nebandyk savo ko nors Numara pasidaryti. bir kere işler. Šį kartą viskas bus kitaip. Sonra kendine yazık edersin. Vėliau gailėsis. İyisin değil mi? Kaip tu? Bak şaşırmakta haklısın tabii. Suprantu, kad tau šokas. Ama ikimiz de bunun Bet juk žinom, kad iš mūsų santykių nieko nebus. Evlenecek Žinoma, halimiz yok. juk neplanavom tuoktis. konuşmayı yaptığımız Dabar, için kai pasikalbėjom, jaučiuosi geriau. Bu hafta böyle bir haftaymış demek. Šitą savaitę taip ir pasibaigs. Bir çeşit veda. Atsisveikinimais. Görüşürüz. Iki. Kendine iyi bak. Laikykis. Yani bu kadar romantik bir Paleidai çocuğu šitokį romantišką vaikiną, juk jis pavadino žvaigždę tavo vardu. Ką dar turėtų padaryti? Nesityčiok. Nesityčioju, tik sakau, kad gaila, jog šitai pasielgiai. Eiliulė, gana dėl to mane spausi. Nevažiuosiu šitos kalnus. Ya ama ya Nevažiuosi dėl to, kad nevažiuosi Jamanas, ar ne? Gali važiuoti su Mertu, kam aš tau? Dur bakalım. Palauk, daha vakit dar yra var. laiko. Belki o Gal zamana jis kadar apsigalvos? işler değişir. Ne, planuok be manęs. Orkūnas tikriausiai nevažiuos. Manau, kad jis nenorės linksmintis. Biz oluruz işte. Taip ir geriau, būsim vieni. Aa Eylül. Eiliulė? Ar mašinoje Halė? Tikriausiai. Mira. Mira, Bakar mısın? ar gali ateiti? Aa ne istiyorsun? Kas yra? Nereye? Eve Kur gidiyoruz einat? siz. Namo. Kas nutiko?
Ar galim pasikalbėti? Viską sužinojau. Ką? Kalbėjau su Orkunu. Viską žinau. Jis tikrai to pasakė? Taip. Jeigu pasikalbėsim, pasijusiu geriau. Hale niye ağlıyor? Kodėl Halė verkia? Nežinau, jei paskambino Orkunas, Halė išvažiavo pas jį, praleido paskaitą. Ko iš manęs tikiesi? Man labai gaila, bet ką aš galėčiau pasakyti? Būk gera, Mira, pasivaikščiokim ir pasikalbėkim. Gerai. Netrukus grįšiu. Kur eini? Palauk. Kur važiuoji? Padėkit. Ar jį išprotėjo? Kas čia darosi? Ar jį išprotėjo? Duok man mašinos raktą. Skambinkit policijai. Ji gali padaryti avariją. Kas darosi, Halė? Jį išprotėjo? Stok, Halė, maldauju, sustok. Ir kaip tau sekasi su Orkunu, ar pasilgai jo? Halė, apie ką tu kalbi, sustok? Ar tu patenkinta? Išskyrei mus. Apie ką tu kalbi? Sustok, Halė, ką darai? Ką tu darai? Lėčiau, lėčiau. Ar išprotėjai? Melagė. Nulėkiai pas Orkuną, kai tik išsiskyrei su Jamanu. Kai tik jis tave paliko. Neatsiliepk. Atsargiai. Mira, atsiliepk. Neatsiliepk. Jamanai. Mira, nusiramink, aš tave išgelbėsiu. Jamanai, gelbėk mane. Išjunk. Jamanai, maldauju, daryk ką nors. Sakau, išjunk. Mira? Jamanai. Mira? Lėčiau, Halė, lėčiau. Gana. Stabdyk. Maldauju, Halė, sustok. Jamanai. Lėčiau, Halė, lėčiau. Mirsim kartu, mirsim kartu. Jamanai. Ne, ne, ne. Mertai, mes naujame kelyje prie miško. Ar paskambinai policijai? Nežinau, Orkunai, ji kaip beprotė. Kokiame kelyje? Prie miško. Neužbaigtame kelyje. Jie uždarytame kelyje prie miško. Skambinkit policijai. Gerai, gerai, brolau. Juk kelias nebaigtas.
Matai, abu tavo vaikinai jaudinasi dėl tavęs. Mielasis, pažiūrėk, kas su manim. Halia, tai pastabdyk mašiną. Jamanai, daryk ką nors. Orkūnai, Halia mano, kad esam kartu, pasakyk ką nors. Užsičiaupk, melagė. Halia, sustok. Halia? Melagė, neįsigelbėsi. Halia, aš tave palikau ne dėl Miros. Nekvailiok, sustok. Pasakyk ką nors savo mylimai. Mes abi mirsim. Pasakyk paskutinį kartą, kad ją myli. Jamanai. Mira, dabar priartėsiu prie jūsų mašinos ir ją sustabdysiu. Mes įsiskyrėm ne dėl Miros, Halia. Aš viską žinau. Halia, paklausyk, tai niekaip nesusijęs su Mira. Jamanai. Aš priartėsiu prie jūsų mašinos. Nusiramink, Mira. Mes įsiskyrėm ne dėl Miros. Dėl tavo motinos. Mira, užsideng galvą, užsideng raukomis. Tavo mama, Halia, tavo mama ir mano tėvas buvo meilužiai. Apie ką kalbi? Stabdyk mašiną, Halia. Tavo mama ir mano tėvas buvo meilužiai, tavo mama prisipažino. Laikykis. Mira. Mira, nurimk, viskas gerai, nurimk. Viskas gerai. Halia, tu sveika? Mira, Halia, viskas gerai? Viskas gerai, nieko nenutiko. Viskas gerai, princesė. Nurimk. Tamam prenses, bir şey yok, geçti. Viskas gerai, princesė. Geçti, bir şey yok. Bak buradayım. Aš čia, viskas gerai. Tamam, bir şey yok, tamam. Geçti. Bak. Išversta ir įgarsinta SDI.